Labadiena, brangus lietuvaičiai, mano vardas Artūras ir aš gyvenu Izraelyje. Aš kviečiu jūs pasivaikščioti po senamiestį. Toksai senamiestis savo. Tel Avivas senamiestis. Čia gimsta Tel Avivas. Neve Tzedek yra jo pirmas kvartalas, kada išeiviai iš viso pasaulio atvažiuodavo į Palestiną ir kada Jafos miestas, kuris randasi visai šalia, nebegali sutalpinti visų norinčių gyventi, yra priimamas sprendimas, entuziastų grupės, yra nuperkamas žemės ir yra nuspręsta statyti naują miestą. Pirmą istorijai po žydų išvijimą iš šių žemių praėjus 2000 metų. Tel Avivas yra pastatytas ir įkurtas 100 metų atgal. Einam pasižvalgom, kas liko, ką spėja ir sugebėjo išsaugoti Izraelio visuomenė. Kvartalas ir pats Neve Tzedekas yra absoliučiai gyvenamas. Čia visur gyvena žmonės. Reikia žvalgytis, kad ant mūsų neužvažiuotų, neužmintų ir mes taip pat nieko nesužalotumėm. Todėl mes lakstysim tai į dešinę, tai į kairę. Va ten, matot, va tie gražus aukštinamai, ten yra Rošvaldo bulvaras ir ten yra ta vieta, kur gimsta Izraelis, kur yra paskelbta Izraelio nepriklausomybė. O mes šiandien vaikštam ir šiandien leidžiam smagiai laiką Neve Tzedek. Kaip jau sakiau, pirmas Tel Avivo kvartalas. Dalinai jis yra atstatytas, dalinai sutvarkytas, dalinai jis atrodo taip, kaip atrodo. Neklauskit manęs, kodėl yra taip, neklauskit manęs, kodėl kitaip. Nežinau, kaip ir sakiau, čia yra privatus namai, privačios valdos ir žmonės gyvena čia taip, kaip išmano. Mes tik tai svečiai, pasibeldėm, mum atidarė duris, nusiėmėm kepurės, batų Izraelį nieks nenusiauna, kada jie eina į namus, tiem, kas nežinojo. Einam, apsižvalgam, pasižiūrim, kas ir kaip, nusilenkiam žemai ir išeinam. Nu ką, kaip atrodo mūsų sausio mėnuo, kaip pas jūs rugpjūčio galas tėviškiai. Sausio 25, laukia dabar panašiai 18-20 pliuso. את זוכרת שהוא היה חורבה? Tuoj mes grįšim, tuoj pabraidysim, mes niekur neskubam, mes turim milžinišką pliusą. Mes visur vaikštom pėsti, mes patys savo šeimininkai. Kur norim, ten einam, kada norim užsukam, kada norim grįžtam atgal į ankstyvą kelią. Toks ir yra pliusas mano kelionių. Aš visur einu pėsčias, aš keliauju pats savo, šeimininkas, nesu nei istorikas, nei biografas, aš tiesiog pasakoju apie šį gyvenimą ir rodau taip, kaip jis atrodo. O dabar mes biškį nusileisim į vieną tokią gražią vietą, aš jums biškį apie ją papasakosiu, kad jums biškį būtų aiškiau, kur mes ir ką darom. Priešais mus yra, ir mes dabar dar grįšim į šią vietoją, matot, geležinkelis, toks mažiukas, va, keliukas geležinkelis. Tai dar Osmanų laikais pastatytas geležinkelis, kuris sujungia Jafos senamiestį, sujungia su Jeruzalė. Tais laikais apie 150 metų plus minus atgal viena ar netgi dvi susivieniusios kompanijos apsiėmė statyti šį geležinkelį ir sėkmingai jį pastato, sujungia Jafo miestą ir Jeruzalę ir traukinukai po biškį kliba ir važiuoja. Tai vat tenai priešaky yra senas geležinkelio Jafo Tel Avivo stotis ir aš nuvesiu jūs ten, viską jums parodysiu, viską jums aprodysiu. Nepergyvenkit, nemesim čia vidury gatvės, kaip aš visą laiką sakau. Aišku, dabar visi stengiasi visus rūpesčius apie nepasimesti sudėti į
telefoną, bet jeigu išsijungs telefonas, ką darysi tada? Todėl mes ir keliaujam kartu, kad galėtumėm biškį pasižvalgyti, biškį pasibraidyti, pasižiūrėti, kaip atrodo šalis, kaip atrodo jos gyventojai, kaip atrodo mes, šios šalies gyventojai, jūsų akimis. Daug jau lietuvių yra pabuvoję šioje šalyje, daug lietuvių yra pamatę šią šalį. Daug kas neturi tokias galimybės. Dabar vėlgi mano šalis kaunasi už savo nepriklausomybę į daugybę aviakompanijų. Jau 4 mėnuo yra atidėję skrydžius į mano šalį. Mes teoriškai gyvenam be turizmo, mes teoriškai gyvenam be žmonių, kurie palaikytų mūsų ekonomiką iš svetur. Bet nieką mes atsilaikysim, mes būtinai laimėsim, viskas bus gerai. Visiems, kas palaiko mūsų mažą šalį, dėkui, dėkui, dėkui. Nu ką, gražiai, tikrai gražiai. Aš visą laiką būdamas tokiuose vietose, aš noriu pasakyti, kad gerai, kada tokias vietas priklauso žmonėm su finansiniam galimybėm. Kada tu gali prižiūrėti tokias vietas. Prieš akį yra Jafos miestas, tas Jafos senas miestas, kuris yra visų turistų labai mylimas. Ten mes būtinai būsim, jau mes turim nedidelį video. Aš jau jį ten esu biškį pavaišęs, parodęs jums. Būtinai mes ten pabūsim, būtinai mes ten dar ne kartą eisim. Yra ten ko pažiūrėti, yra kur pasivaikščioti. Tai vat aš noriu pasakyti, kaip atrodo Jafos ta sistema. Pačiam senam mieste, senas miestas yra atiduotas menininkam, dailininkam, rašytojam, visokiausiam ten mažytėm individualiam dirbtuvėm, visokiem talentingiem žmonėm. Bet kiek aš suprantu, yra toksai principas, tau leidžia viską daryti viduj tavo namo, o iš išorės tu turi išlaikyti tą namą, kaip jis atrodė senoviai. Ir vat tas labai yra gražu. Ir vat Navacėdekas yra toksai, toksai ir yra visai netoksai, kur yra biški toks apšerpintas, biški toksai apibraužytas. Tai vat aš skaitau, kad kada žmonės gali išlaikyti tokias vietas va taip, tai yra ženkliai gražiau negu išlaikyti jas va kaip tie namukai. Aišku, jų visas laukia rekonstrukcijas, viskas dar prieš akį, visko dar bus. Tokias vietos, jos tokios, žinot, nu, sakysim, kaip Vilniaus Užupio Respublika, kada jūs ateinat ir galit tokioj aplinkoj pabraidyti, žinot, tokie relakso tokias vietas, kada tokios nestandartiniai, kada žmonės gyvena, bet aš skaitau, kad nestandartiniai su pajamom, tai ženkliai linksmiau atrodo ta aplinka ir kada žmonės gali išlaikyti, neišlaižyti, o tiesiog iki neįmanomo su dantų šepetuku, bet išlaikyti panašiai tokio vaizdo tas vietas, tai būtų labai gražiai. Nu ką, dabar biškį grįšim į tą geležinkelį, paskui mes vėl nersim čia, paskui mes vėl nersim čia. Biškį aš paskui užeisiu, jums būtinai parodysiu pačią stotį. Mes užeisim, pasižiūrėsim, kaip atrodo ta sena stotis. Irgi matyti, kiek laiko jinai stovėjo ne šiaip, ne taip. Valdžia investavo 100 milijonų šekelių, nu 100 milijonų šekelių, ne dabar 100 milijonų šekelių, dabar 100 milijonų šekelių yra nuvertėjęs. Jeigu metai atgal čia doleris kainavo 3 su biškiu, tai dabar, nu aš nežinau, dabar vienu žodžiu šekelis labai nusilpo. Tai va ką padarė valdžios, va yra tas senas geležinkelis, va jisai yra dabar trypiamas va tų dviejų šaunių vyriškių, va jisai čia randasi. Ir čia gaunasi taip, jie padarė šio geležinkelio pagrindu, piešė tokią alėją, kaip Laisvės alėja, sakysim, kaip Kaune. Jokios čia prekybos ypatingos nėra, bet čia yra relakso tokia zona, apie porą kilometrų jinai tęsiasi, kur jūs galite ateiti, čia galite voliotis ant žolės, čia galite su šeimom, su draugais
biški čia to alaus pagerti, biški panašiai. Ir vat jeigu jūs dabar eisit tiesiai, ir mes būtinai nueisim ten tiesiai, aš paskui jums parodysiu, ten yra ta geležinkelio stotis, jūs pakliūsite į pajūrį. Iš čia, iš šios vietos iki pajūrio, 10 minučių neskubom su šlepetėm nuklibinsite link jūros. Čia iš vis jau dabar visur jūra. Vat jeigu matot, va ten toli, va tie kranai ir namai, ten jau viešbučiai, ten yra Tel Avivo pajūris, ten, kur yra viešbučiai. O mes braidam čia NVCD, kas tai teoriškai yra jūros kaimynas. Kvartalas yra nedidelis, mes jį apeisim. Į visas gatvelės, aišku, nesugebėsim užsukti, nėra tokio tikslo. Įsivaizduokit, kad jeigu senamiestis Jeruzalės yra 1 kvadratinis kilometras, taip kaip tai 1 kvadratinis kilometras. Ir jame gyvena iki dabar žmonės. Ten reiškia visi šventos vietos. Atvažiuoja privačių turistų, atvažiuoja žmonių reikalais, atvažiuoja žmonių savarankiškai, kaip aš tą padariau praeitą savaitę, buvau Jeruzalėje, daug filmavau. Bet dar tada nebuvau sumastęs vesti kanalą lietuvių kalbos, todėl aš turėsiu porą trejetą video įdėti šventų vietų, kur aš nekomentuoju. Aš nekomentuoju dėl to, kad yra dar nebuvo tos minties, tu mažas tau ilsimės, nes biškio atsigulio, ilsėkis. Bet ir dėl to, kad šventos vietose, žinot, nenoris daug šnekėti ir aš to nedarau, nes dabar tos šventos vietos, jeigu yra kas nors lankęs, jos yra absoliučiai tuščios. Tiesiog tuščios. Aš buvau Nacerete, kas nors buvo tose visose bažnyčiose, kada jūs esat milžiniškose tose patalpose ir absoliučiai nėra žmonių, koks vienas kitas žmogus ir jūs, tai jūs ten nelabai ir patriukšmausit. Į jokių būdų aš tokiose vietose netriukšmauju, nekomentuoju. Tai aš tiesiog padariau labai tokius didelius video, kur pafilmavau tiesiog beveik visus kampelius. Kaip atrodo Dievo Kristaus bažnyčia, dabar yra milžiniška rekonstrukcija, dar aš tokio nemačiau. Užeinat, pilna bažnyčia statybininkų, žmonių nėra, visi su cigarais vaikšto, rūko. Nu, vienu žodžiu. Kol jūs rūkot Lietuvoj, o šventas vietas remontuojam, mes čia tvarkomės. Nacerete buvau, absoliučiai ta pati istorija, milžiniška bažnyčia ir aš vienas, absoliučiai vienas. Nu, va taip atrodo šita vieta. Va ten, va tolimoj jau matot senasis Jafa, apie kurį mes dar šimtą kartų nueisim pasivaikščioti. Vakar aš išėjau pafilmuoti, susipažinti su savo Lietuvos auditorija ir aš jau mačiau, kad nėra senam Jafo, nebėra tokių vietų, kur aš nesu įlindęs įkišęs savo nosį. Ir ką jūs mastot, aš užsuku už kampą ir aš čiut nenuvirtau, niekad nebuvęs, niekad nematęs tos gražios vietos. Įsukau, pamačiau, vėl nustebau. Tai vat visas tas mūsų pasivaikščiojimas ir yra didelis pliusas, nes mes visi su jumis kartu vartom Izraelio gamtos knygą, mes vartom Izraelio kvapas, jie kaip kvepia. Vienu žodžiu, mes vartom Izraelio gamtos, mes vartom Izraelio gyvenimo knygą, pasižvalgykit kaip. Keliaudami kartu. Ir aš visą laiką sakau, niekad nepavargsiu to sakyti. Man negėda, kad aš kažko nežinau. Aš tiesiog atsikeliu nuo lovos, pasiimu kamerą, telefoną savo senuką ir drožiu biškį pafilmuoti. Iš šitų apelsinų verda skanę uogienę. Jas galima valgyti taip, bet iš jų yra skanė uogienė. Dėl to, kad Izraelis yra margiausia situacija, kada Izraeliai yra suvažiavę iš viso pasaulio. Nėra ant žemėlapio tokios šalies, iš kurios į Izraelį nebūtų atvažiavę žmonės. Kiekvienas žmogus atvažiavęs iš savo šalies atsiveža ką?
savo kultūrą, savo kalbą, savo supratimą apie gyvenimą, įsideda į krepšį visokių žinių, įsideda į galvą savo visokias savo šventės, įsideda savo virtuvę, kulinariją, istoriją, atvažiuoja čia ir paskui mes čia visi susirinkę kartu bandom įrodyti, kas čia tą Izraelį pastatė, kas čia buvo pirmas, kas čia buvo antras, kas čia daugiau ko padarė ir panašiai ir panašiai. Mes tokie, mūsų duona nemaitink, duok tik tai pasidėrėti. Iš vis Izraelį žmonės jie tokie, nu, žodžio neieško, kišenė jie tiesiog pok ir viskas, ir jau viskas jums pasakyta. Jūs galite atsakyti, pasakyti tą patį, čia žmonės jie tokie, žinai, nelabai tokie sarmatės to reikalo. Bet jeigu Izraelį jūs suklupsit kur nors, su jumis atsitiks bėda, čia žmonės jums padės. Aš kada grįžtu į Lietuvą, vis dažniau aš kažkaip pagaunu savęs ant minties, kad dabar Lietuvoje gyvenimas jisai toksai labai jau pasidarė į Skandinaviją, labai panašus, kada kaimynas nepažįsta kaimyną, kada, nu aš nežinau, aš buvau pas dukrą, pasistvėriau vežimą su anūku, jie gyvena prie Šiaulių, mažam miestelį, ir aš pasistvėriau tą vežimą ir einu savo laimingas gatvė ir matau žmonės, reiškia, aš puolu su jais sveikintis ir aš taip žiūriu, kad žmonės taip biški, nu, nebėga nuo manęs, bet taip pat biški kažkaip pasimetę, pamatę nepažįstamų žmogų dar, kuris drįsta su jais pasisveikinti, o aš tik tai noriu pasisveikinti. Nu, kažkaip aš tokią situaciją pakliūna, aš biški pasimetu pats, biški kažkaip man trink galvoj, ar sakau, aš kažką negerai taip darau. Man tai biški pasirodė. Jeigu jums gyventėm pastoviai Lietuvoje atrodo kitaip, parašykit. Izraelį irgi yra visokių situacijų, bet čia dar labai gyvas tas asmeninis bendravimas, kada jūs tiesiog jūs galite čia eit, tie žmonės priešas, turistai gal kokie nors, bet iš principo jūs galite eit jau už 3 minučių susitiks su to žmogu, po 5 minučių jūs eisit apsikabinę ir panašiai atrodys tas visa situacija su bendravimu. Nu, ten jeigu matot, ten tiesiai, ten yra Tel-Avivo viešbučiai, ten yra pajūris. Jau ten grinai yra jūra, ten yra tas Tel-Avivo pliažas, Eurovizija, viskas ten vyko, tam gale. Mes, aišku, ten rasim laiko, būtinai vaikščiosim, būtinai viską jums parodysim. Mes, sakau, mes visas tas keliones darysim tokiu principu. Mes laikom rankose mazgą pundų, įsivaizduokit, kad Izraelis tai tokia sena žila močiutė iš tų pasakų, iš tų jūsų vaikystės atsiminimų, kada dega židinys ar kažkoks pečius, šalta lauke, jūs sušlapot, visi parbėgat namo, snargliai bėga, pavalgėt skaniai, vakaras traška malkas ir močiutė pasidėjus ant kelių, verpia vilną ir traukia tą po vieną siūlą, iš čia iš vieną galą vienas anūkas traukia siūlą į vieną galą, katinas į trečią, anūkė tempia tą siūlą į 4. galą. Tai va panašiai atrodytų taip su tuo Izraeliu. Mes po biški. Aš tikiuosi, kad mano kanalas turės pasisekimą. Taip bent jau man atrekomendavo mano draugai iš Žemaitijos, kurie pasakė, Artūrai, nu, rusų kalba tas kanalas, aišku, tavo šaunus, gražus, bet jeigu tu rastum galimybę ir pamastytum vesti kanalą lietuvių kalba, man biški labai sunku kartais kalbėti, nes man reikia vis to žodžius apversti, man reikia vis to žodžius kažkaip atsukti kitą galą, vis kažkaip. Tai jūs ant manęs nepykit, nes praktika kalbos labai yra svarbi, o dabar ta kalba taip greitai vystosi. Ypatingai aš supratau, kad mano kalbos didžiulis trūkumas, tai tuos šventose vietose, visos tos apaštališkos bažnyčios, ten visi tie stebuklai, va ten man būtų sudėtingiausiai persijungti, bet aš su to susitvarkysiu po biškį. Dėl to, kad aš dabar turiu biškį kalbėti lietuviškai daugiau, paskui aš turiu tokią galimybę, kad aš turiu
pasiskaityti vis daugiau. Iš ties šviesiai noriu pasakyti, kad apie tą Izraelį lietuvių kalba yra labai mažai parašyta. Sakykite, į Europą panašu. Nu, vat, jeigu taip, sustojus vienai sekundai, apsižvalgyti, panašu, ne? Tai vat aš turiu vis pasiskaityti, aš turiu vis pasižvalgyti ir paskutinis mano sprendimas, kodėl aš nusprendžiau vesti kanalą ir lietuvių kalbą irgi, buvo tas, kad aš pabandžiau pasižvalgyti kažką apie Izraelį rimtesnio lietuviškai, nu, praktiškai, nu, atmetus ten tą rimtesnę, tą Delfį ten biškį pafilmavęs, yra dar tokių biškį rimtesnių pafilmavę, bet taip, va, tiesiog apie gyvenimą, va, kaip mes gyvenam čia, kaip mes čia kvėpuojam, ko kvėpuojam, kaip mes atrodom, kaip mes mastom ir žiūrim į aną galą, ar žiūrim ant pakaušio akis turim. Viską tą mes su jumis išsiaiškinsim, bet man pasirodė, kad va, ta spraga, jinai yra absoliučiai tušti ir lietuviškai nieko doro apie Izraelį aš neradau. Kaip aš jau sakiau, nesu ekspertas ne vienoje srityje, aš tiesiog esu žmogus, rankos kojas ir aš keliauju, nu, vat, lapai mūsų Izraelio žiema. Nu, aš nežinau, man, vat, aš kada būnu tokiose vietose, vat, nu, vat, aš nežinau, kodėl man taip tas atrodo. Man kažkodėl atrodo, vat, Užupio Respublika, vat, Jafo, vat, Navacedekas, nu, Jafo ir Užupio Respublika, jie dvasiškai yra labai panašus, nes yra menininkai, dailininkai ir visokie žmonės, kurie moka padaryti savo asmeniniam rankom visokių grožybių. O Navacedekas, nu, iš dalies galima pasakyti, kad jisai priklauso tokiems senamiesčiam. Aišku, jis nėra toksai senas, aš sakau, Tel Avivui tik tai 100 metų, jis nėra toksai žilas ir senas kaip visas Izraelis. Pavyzdžiui, Jafa, kur yra čia mūsų šalia, jisai skaitosi, dabar man reikia ištarti tą lietuviškai, jisai yra, skaitosi vienas iš ilgiausiai apgyvendintų miestų pasaulyje, kur žmonės nuo įkūrimo iki dabar nėra palikę to miesto. Jisai matė Egipto faraonus, romėnus ir panašiai, kur istorija yra tūkstančiais metų. Čia 1000–2000 metų, čia Izraelio mastu, tai čia, nu, įsivaizduokit, kad užsisakėt pizzą, į vat, kol pizzą atvežė, prabėgo tas 100 metų. Tai Izraelio mastu, va, tas 100 metų, tai čia kūdikis, dar jam reikia pagalbos, dar jam ten reikia tėvų priežiūros, jis dar pats savarankiškai nieko daryti negali. Va taip atrodytų, nu, Izraelis mano, panašiai taip viskas turėtų atrodyti. O ta žila jo senatvė, sakau, kada eini į Tel Avivą, kada eini jau į tas grinai tokias istorinės, religinės vietas, kur, nu, istorija tiesiog kiekvienas akmuo. Įsivaizduokit, kaip aš pasakiau, tas kilometras ant kilometro to seno Jeruzalės geresniais laikais į dieną. Be to, ką aš minėjau, kad atvažiuoja privačiai reikalais, giminės, ateina mokytis, ateina gydytis tą seną miestą. Jis yra gyvenama vieta žmonių. Ateina ten žmonės ir ten jie gyvena, dirba ir panašiai, meldžiasi taip. Tai vat geresniom dienom atvažiuodavo dar apie 60–80 autobusų su turistais, milžiniškų tų autobusų, neįskaitant va tų mikruškų po 10, 12, 14 žmonių. Ir įsivaizduokit, kad visi tie tūkstančiai žmonių įneria į tą miestą ir tiesiog privartauja jį, tiesiog trinas ten jau gatvėm, ten visas tos nuotraukos. Ir vat aš dabar buvau tiesiog kraupus vaizdas, su tuščios gatvės, su tuščios, net žmonės neatidaro savo parduotuvių senamiestį, nes tiesiog neapsimoka jų atidaryti. Nėra žmonių, kas ką pirktų, tai ten
Visi tokie atsipalaidavę, laukia tų savo turistų ir panašiai. Nu, tai va taip atrodo ta situacija. Nu, tai aš todėl ir noriu pasakyti, kad tokiuose vietose, tai ten va tiesiog kiekvienas akmuo yra istorija. Ten paklauskit bet kokio gido, jisai gali jums sudaryti tokią programą. Jūs galit būti Izraelį 10 dienų, 20 dienų ir jeigu gidas geras, jis 20 dienų paruoš jums vis naują programą apie Izraelį, apie Jeruzalę. Suprantat? Tiesiog kiekvieną dieną važiuosit į Jeruzalę, kur buvot vakar, ir atvažiavę šiandien pakliusit visi kitą Jeruzalę, į tą kvadratinį kilometrą, nes bus vis kita istorija. Va, apie kačiukus aš jums sakiau. Kačiukų Izraeliai labai daug. Ir tokių gerų žmonių irgi labai daug. Šalom. Tada raba. Aš pats maitinu kačiukus. Kačių Izraeliai labai daug. Aš jau tą sakiau prieš tai video. Bet yra Izraeliai visokių kitų dalykų, kur nėra kitam pasauliai. yra tokių vietų ir situacijų. Pažiūrėkit, kokias gražias gėlės. Žinot, kad buginvilė tai ne va tas žiedas, o buginvilė ten viduj yra toksai mažiukas žiedukas. Aš dabar nematau, kada nors rasiu gražiai, kur nors pafilmuosiu, kur specialiai eisiu gamtos pasižvalgyti. O tokios irgi Izraelyje yra, kur žydi viskas, kad ateina pavasaris, mes dar nekart užklysim ir pasižvalgysim. Labą dieną, gražuolė. O tu mojuotus. Ne, mes tavęs nerušėjom, mes einam pro šoną, atsiprašom, kad sutrukdėm. Tai ką, va tokie piragai. Tai jau tokioj vietoj kaip Jeruzalė, aišku, ten reikia žinių, jeigu norit ką nors pamatyti ir sužinoti. Bet jeigu norit tiesiog gauti tokią atsipalaidavimą, tokią dieną, palankyti šventas vietas, aš va tą padariau praeitą savaitę, 2 kart buvau Jeruzalėje, už praeitą savaitę aš buvau 2 kartus Jeruzalėje ir praeitą savaitę buvau Nacereto miestą. Nu, kaip atrodo mūsų žiema ir ruduo. Taip, tai va aš buvau, labai patiko, labai likau patenkintas, kada tu pats savo asmeniškai važiuoji, pas savo viršininkas, pas savo šeimininkas, pats dedi savo maršrutą, po biškį narpliosim tos siūlus, po biškį aš pasakosiu, kaip nusigauti, kaip parvažiuoti, kaip iš Tel Avivo nuvažiuoti, kaip grįžti į Tel Avivą ir panašiai. Viską tą po biškį mes jums galėsim pasipasakoti. O Nevacėdekas, viena dalis yra, kur grinai žmonės gyvena, visoje kitoj daly irgi gyvena žmonės, bet pirmie aukštai jau yra tokia prekyba, viskas irgi tokie individualūs darbai, viskas čia turistinė vieta, čia nėra tokių dalykų iš Kinijos, arba jų praktiškai čia nėra. Viskas šiek tiek brangoka, nes tokia turistinė veikla, turistinė tokia vieta ir rankų darbai kainuoja dabar visur brangiai. Dabar šiuo laiku, kur nenuvažiuok, dabar visi vysto tą kaimo turizmą, patys lietuviai galit pasakyti, kad dabar vysto ir visi tie matai, verslai, visi tie grožiai, viską, ką galima rankom pačiupinėti, viską, ką moka žmonės rankom padaryti, dabar kainuoja nemažai, nes dabar jau tas yra žmonių rankų darbo vertinimas. Čia labiau tokia pramoga negu gyvenimo reikalavimai, nors man atrodo žmonių, kurie pavargo nuo tos Kinijos, pundas ir dar daugiau žmonių, kurie ieško kažkokios kokybės ar kažkokio biškį skirtinumo, tai man atrodo dar tokių žmonių netrūksta, yra tokių žmonių.
Nu, biškai apsukom ratuką, jau judėsim link traukinių stoties, kad dar biškai užimėsti akį, kaip atrodo kita stotis. Yra čia dar gražių kampelį, kur galima būtų užsukti, kur galima būtų kažką pamatyti, bet jau paliksim visą tą reikalą kitam kartui, kad biškai išsipuškuos tas mūsų kanalas, po biškai įsitrauksim visi į tą veiklą. Jūs aktyviau pradėsit dalyvauti kanalo veikloj. Kaip aš ir sakiau, sugriaunam tą visą stereotipą, kad mes iš Baltijos šalių tokie žmonės biški apšalę, tokie biški pasimetę ir neaktyvus. Aš to netikiu ne kartą. Prašom prisidėti, prašom dadėti prie mano kanalo. Būčiau jums labai, labai dėkingas, jeigu jūs palaikytumėt mano kanalą savo dėmesiu. Rašykit, kas patinka, kas nepatinka, ką norėtumėt pamatyti, kur norėtumėt pabraidyti. Nesu profesionalas, nevedžioju žmonių niekur aš už pinigus ir panašiai, bet aš mėgstu pakeliauti. Nu va, sakiau, jau va absoliučiai jūra, va čia viešbučiai, va ten jūra, ten laukia, kelnaitės, nusimaunat, išsibėgėjat ir į jūrą. Nu ką. Aš tiesiog vis pasižiūriu, kad mūsų čia biški neužvažiuotų koks gražus sunkvežimis. Dabar visos tos mašinos jau dabar su elektra važiuoja. Tai iš jų nelabai girdžiu, tik žiūri, žmonės yra tokie šitose vietose, jie žino, kad mes turistai 100%, čia mus matyti iš pat karto. Va, jau šiuolaikinis miestas, jūra ir panašiai. Jie žino, kad mes turistai, jie specialiai nepipsina, nesignalina, kaip čia sako, aš nežinau, kaip čia pasakyti. Šiaip Izraelį pipsina čia beprotas žmonės, čia gatvėse rytai, ne kaip Egipte, bet kažkas vidurkis panašiai į Egiptą šiek tiek egzistuoja. Nu va, dar užsuksim į šią gražią vietą ir aš jums čia biškį aprodysiu, kaip čia kas. Čia kvartalas, kaip sakiau, Nevacedakas, jis nėra didelis, bet ryte jis vienas, po pietų kitas, šeštadieniais kitas, po lietaus jis toks. Medžiai, 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 kokie medžiai, hebra, žiūrėkit, patys eukaliptai. Nu, patys žinot, šitie pirčių mėgėjai. Aš nesu viso to. Žinot, kaip gavos pas mane su tom pirtim. Reiškia, kol aš gyvenau Lietuvoj, iki Izraelio, aš labai mėgau pirtį. Darbe buvo pirtis, aš po 3-4 kartų savaitę eidavau į pirtį. Paskui aš pagyvenau Izraelį, grįžau į Lietuvą. Ir visi ten jau tais laikais turėjo pirtis. Jau ten ta kultūra, ten tiesiog juda pakleisti. Visi turi prie namų veją, ten nusišienavę. Pirti ten, tie kubilai visi. Nu ir visi, aišku, kviečia į tas pirtis, į tos kubilus, į panašiai. Čia visokie šokių studijos, čia visokie renginiai kultūriniai. Čia labai graži vieta, mes, sakau, dar skirsim laiko, būtinai ateisim, būtinai viską apžiūrėsim, dar ne kartą. Ir ne du būsim šios kraštos. Būtinai braidysim, būtinai vaikščiosim, eisim į Seną Jafą. Viską žiūrėsim kartu su jumis. Tai va tokie pyragai, kad aš grįžau eilinį kartą į Lietuvą ir visi jau buvo įsiginklavę visais tais kubilais ir pirtim. Visi labai ant manęs pyka, kodėl aš tą pirtį eiti nenoriu. Aš tiek prisikaitinau Izraelį, kad man ta pirtis, nu, tai, vienu žodžiu, nebereikia man pirties. 9 mėnesiai Izraelį yra karšta, 9 mėnesiai yra labai karšta ir 3 mėnesiai kaip šiandien. Va, žiūrėkit, kaip atrodo žiema. Šiandien Izraelis, naktį lyja,
Ir žiūrėkit, kaip atrodo vidurdienis, kaip sakiau, jūra plus 20. Pats šeštadienį maudžiaus 4 kartus jūrai, tai aš noriu jums pasakyti, kad visai man, pavyzdžiui, tos saunos dabar kaip jį nebereikia. Tai draugai labai pyko, kodėl aš negerbiu visų tų tradicijų. Nu, aš sakau, davai iš tradicijų paliksim taip, alą aš gersiu kartu su jumis, o į pirtį, nu, tik iš mandagumo įkišiu nosį. Apelsinai, mandarinai ir panašiai auga. Kaip sakysiu ir nepavargsiu sakyti, prašom skinkit, nieks jums nieko nepasakys. Nu, gal neapsimoka jau grinai va tokioj vietai čia tašę skinti, bet jeigu nusiskinsit vieną apelsiną, nu, neatsiras turbūt tokio žmogaus, kas ateitų čia, paimtų jūsų šalkūnės, už ausies ir nuvestų. Bet kažkaip čia skaičiau, ne, per seniausiai porą mėnesių atgal, Jarkono parkas, mūsų būsimų kelionių objektas, mes aišku ten nueisim. Vienas veikėjas upelė, tas Jarkono upė, tik tai vadinasi, kaip sako mano tetaila, Izraelį yra viskas, tik labai maža. Ir jinai teisi. Izraelis turi ne vieną klimato zoną, Izraelis turi ne vieną jūrą, mes turim kalnas, dykumas ir dar visokių dalykų mes daug turim. Tai vienu žodžiu tas veikėjas kažkokį ten, aš nežinau, nu lelyje, sakysim lelyje, jis kažkokią lelyje išgaudė iš vandens, nuskynė ją. Ir nespėjęs iš to parko išsiraityti, kaip atvažiavo policija ir vyriškiai išrašė tokią kažkokią rimtesnę baudą, tai ten socialiniai tinklai rašė, čia gražu, čia taip yra, žmogus tik tai nuskynė vieną tą lelyje, čia gražu jam buvo taip tą baudą įdėti. Nu, noriu pasakyti, kad, nu, kad jūs suprastumėt Jarkono parko ir Izraelio gamtos problemą. Lietuva yra didesnė už Izraelį pagal plotą. Bet Izraelį gyvena šiuo metu 10 milijonų gyventojų. Be poros kapeikų 10 milijonų. Nu, va tas šaunus geležinkelis, va ta šauni pėsčiųjų zona, kur ateiti, gali čia volioti, gulėti, drožti prie jūros ir panašiai. Tai jeigu 10 milijonų gyventojų ir aš kažkur prieš važiuodamas į Jeruzalę, aš radau senus skaičius, jie nėra jau šiandien aktualūs, nes dabar tai čia epidemija buvo, tai čia dabar vėl įvykiai, kada turistų maža. Sakysim, vidurkis panašiai lankė Jeruzalę į metus 4,5 milijono turistų. O ta nemaža Jarkono parką metus lanko 10 milijonų žmonių. Ateina palakstyti su vaikais, su šunim, turistai, su valtim, nesvarbu. Į metus ateina 10 milijonų gyventojų, 10 milijonų svečių. Jeigu 10 milijonų svečių, ne visai visi yra tokie žulikai, o dalis iš jų yra padorų žmonės ir jie ten nieką nerauna, nu, sakysim, paliekam kokį milijoną. Jeigu iš 10 milijonų, kiekvienas milijonas nusiskins po vieną leliją, nu, aš mąstau, kad Izraelis nesugebės priauginti tiek tų lelijų, o mes dabar atėjom prie geležinkelių stoties ir va čia istorija susitinka su šiandienybė. Čia yra metro tramvajus, jisai susiekė mano miestą Batjamą su miestu Petach Tikva, galit važiuoti, galit keliauti, labai patogu, norit nuvažiuoti į Ramat Ganą, Givatayimą, Saroną, Tel Avivas, centrinė geležinkelio stotis, Azrielis, viskas ir Batjamas, prašom, drožėte link manęs. Čia 4-5 sustojimai, 12-14 minučių ir stovit Batjamo mieste.
nusileidžiat į apačią, susimokate transportą ir važiuojat. O sena geležinkelių stotie yra jos kaimynė. Jinai mūsų laukia, kaip ir aš sakiau, irgi viskas taip, kaip aš jums pasakoju, kaip prieš tai. Valdžia investavo 100 milijonų šekelių, panašiai kažkur man pasirodė tokie duomenys. Aptvarkė senas sandėlių, gamyklėlių, visokiausių įmonėlių patalpas ir investavo tos pinigus ir padarė turistinį tokį objektą, irgi su tokiom parduotuvėkiam, kur tokiose vietose labiau pritinka irgi tokie autoriniai dalykai, kavinės, restoranėliai ir panašiai. Irgi tokia poilsio zona. Nu, va taip pat tiesiai, kaip mes dabar einam, jūs einat tiesiai prie jūros, bet mes dabar neinam tiesiai prie jūros. Va atvažiuoja traukinys, aš jums parodysiu. Čia traukinys išnyra šioj stoty, išnyra traukinys iš po žemės. Bet į Tel Avivo pusę jisai važiuoja po žemę, o į Batjamo pusę jis tuoj išlėks jau į paviršių ir važiuos paviršių. Jafo miesto link Batjamo jis važiuos paviršių. Vėlgi gražus vaizdai, susimokat bilietuką kainą, malonu, labai gražu važiuoti. Nu va, apžiūrim biškį šiek tiek pačią senos stoties teritoriją. Nu ir jau neužilga būsiu priverstas jūs visus apkabinti ir su visais atsisveikinti. Bet dar neparašėt laiką, nepasirašėt kanalui, neparašėt komentarų ir aš biškį ant jūs čia padedu šitą pareigą, kad jūs turit padėti man biškį judėti priekį. Man atrodo viskas teisingai. Aš vaikštau, filmuoju, rodau. Jūs sėdit gražiai įsitaisę namie, jums tik tai reikia nuspausti porą trejetų mygtukų, taip veikia YouTube'as, taip atsidėkojama autoriui už jo darbą. O aš skaitau, kad aš šiokį tokį darbą darau. Darau su malonumu, darau pirmoje eilėje savo, ko jau čia nemeluoti. Pirmoje eilėje aš darau tą viską savo, nes aš pats pažįstu savo šalį, aš bendrauju su žmonėm, aš daug keliauju, aš daug braidau ir panašiai. O antra pusė, jūs, brangus mane žiūrovai, jūs žiūrit, jūs braidat, jūs sužinot šį bei tą, jūs sužinot, kokią gatvę galima nusukti, iš kur pareit, kur užeit ir panašiai. Nu, būsit šios kraštuose, reikalingas o tas kambarys turistam visiems, kurie yra nevietiniai, randasi va čia priekiai. Užeisit, susitvarkysit visus savo reikalus, o čia yra restoranų ir kavinių vieta, galit užeiti. Čia ramiai praleis laiką. Kaip jau sakiau, Tel Avivas yra jaunatviškas miestas, o ką reiškia jaunatviškas? Miega iki pietų ir tik vakare atsibūdę jie žmonės atsikelia ir pareina į šios barus, į šios restoranus. Todėl jiem dabar net neapsimoka atsidaryti, jie tiesiog yra uždaryti. Savaitgalį čia iš vis nebus niekur prieiti, ne kaip prisėti. Nu, dėl to turistų dar galiu pasakyti, kad čia porą dienų atgal irgi kažkur Tel Avive buvau ir išsišnekėjom su sargybiniu ir jisai sako, tu supranti, sako, dabar panašiai dieną iš Tel Avivo aerouostą atskrenda ir išskrenda porą ar 3000 žmonių, nu čia ašara, čia kapeika. Kada aš atvažiavau į Izraelį, tada aš atsimenu, rekordas buvo 60 000 žmonių įskrido ir išskrido pro Ben Guriono aerouostą. Tai jau čia buvo rekordas, jau čia rašė visi laikraščiai ir panašiai. Nu, kaip išsakiau, stotis yra sena, turkų laikų, panašiai apie 150 metų atgal viskas čia įvyko, viskas čia sustatė, apstatė. Ir tie garvežiukai, tie traukiniukai, jie pradėjo judėti link Jeruzalės, iš Jafo vesti keleivius, va, pati stotis mums prieš akį. Ir, sakysim, ne per seniausiai 100 000 žmonių įskrisdavo ir išskrisdavo pro Ben Guriono aerouostą kiekvieną dieną. Į parą išskrisdavo 100 000 žmonių, plius minus be poros kapeikų. Tai įsivaizduokit, kiek įskrenda per metus, kiek įskrenda per savaitę ir kiek įskrenda ir atskrenda žmonių. Nu ką,
Vat gražus tie milžinai, galiūnai, eukaliptai. Dieviškai gražus. Nu, va tas, va eukaliptas. Va tas, kur prieš akis. Jisai ypatingas gražus. Va pati stotis. Atrodė tipiškai tais laikais, jeigu pažiūrėsit Vilniaus stotis, kada dar caro laikais buvo statyta, aišku, čia jinai netokia didelė, nereikia suprasti, kad čia taip viskas atrodė, čia viskas, kaip ir sakiau, yra kaip visam pasauliui, tik čia maža, čia mažas dydis, o šiaip viską turim. Va medis, hebra. Eukaliptas, koks gražuolis. Nu ką, brangus keliauninkai, mes išėjom į pajūrį. Tiesiai prieš mus Viduržemio jūra. Daisim iki to gražaus vagonėlio, pamatysim Viduržemio jūrą. Ir čia jau mes su jumis atsisveikinsim. Aš linkiu visiems stiprios sveikatos mano mažai šaliai. Atsitvarkyti su tą savo pergalę kuo greičiau, susitvarkyti savo reikalus, atidaryti visus maršrutus. Važiuokit, atvažiuokit, leiskit pinigus. Tie, kurie neturi galimybės, sėdėkit gražiai įsitaisę prie savo didelių ir mažų ekranų, tik neužmirškit parašyti man savo įspūdžius apie mūsų keliones. Būčiau jums už tai labai dėkingas. Su pagarba jūsų Artūras iš Izraelio, iš Viduržemio jūro kraštų ir bangų. Jūra va tiesiai, senasis Jafas už tų pušaičių. Visur mes čia vaikščiosim viską, mes jums parodysim, bendrausim, keliausim. Ate, bye.